Labas, mano vardas yra Dangira. Dėkoju, kad esi čia, kad skiri laiko savo, kad rūpinėsi savimi. Šio vakaro praktikai geriausia jau įsitaisyti lovoje, pasiruošus nugrimzti į nakties poilsio miegą. Išsipurenk savo pagalvę, užsiklok švelniu patalu, padaryk viską, kad tau būtų patogu. Atsigulk ant nugaros, tegu kojos bus atpalaiduotos pečių platume. Rankos šalia kūno, delnai į viršų. Leisk sau įsitaisyti visiškame patogume ir lengvume. Pritemdyk savo žvilgsnį ir galbūt visai užsimerk. Kai mes padedame savo galvelę ant pagalvės, gali nutikti, kad mums ima kilti mintys apie tai, kas buvo šiandien. Ką padarėme teisingai, ką neteisingai, ką galėjome padaryti geriau. Ir tai yra visiškai normalu. Dabar jau visai nesvarbu, ar diena tau buvo gera ar bloga, ar viskas klostėsi puikiai, ar ši diena buvo pilna skausmo. Pripažink sau nepaneigiamą faktą. Tu ją ištvėrei. Ir jeigu tavo diena buvo pilna nerimo, liūdesio, galbūt kažkas įskaudino tave, galbūt tu šiandien suklydai, kad ir kas buvo, dabar jau nebėra, diena baigėsi, tu ją įveikiai. Ir aš kviečiu tave nusišypsoti sau, žinojame, kad tu atidavei viską, ką galėjai šiose aplinkybėse. Paleisk tai, kas jau buvo. Paleisk tai, kas dar bus. Paleisk visus rūpesčius, skubėjimą, visas istorijas, nuomones. Leisk sau viską atidėti į šalį ir padėk savo kūnui ir protui atsipalaiduoti čia ir dabar. Giliai per nosį įkvėpk ir per burną lėtai iškvėpk. Dar kartą giliai įkvėpk. Lėtai iškvėpk. Ir dar kartelį. Giliai įkvėpk, pripildyk save oro ir lėtai per burną iškvėpk. Dabar leisk sau kvėpuoti natūraliai. Atpalaiduok savo kaktą, tarpą tarp akių kampučius. Palik mažą tarpelį tarp dantų, kad žandikaulis galėtų atsipalaiduoti. Sutelk savo dėmesį į savo kaklą. Dažnai čia mes laikome daug įtampos. Leisk jam suminkštėti ir nuskęsti pagalvėje. Atpalaiduok pečius, rankas, pilvą, kojas. Pajausk visą savo kūną ir paleisk jo svorį. Pajausk, kaip jis suglemba ir nugrimsta į čiužinį. Tu
tu esi saugi. Tave laiko ši žemė. Dabar tu jau gali paleisti save. Po truputį sutelk dėmesį į tarpelį tarp nosies ir viršutinės lūpos. Stebėk savo kvėpavimą šiame taške, visiškai nieko nekeisdama. Stebėk save čia ir dabar. Tyloje. Būk savo pačios liudytoja. Tyla dažniausiai yra sudėtingiausia praktikos dalis, nes tyloje ir ramybėje protas ne visada jaučiasi patogiai. Gali pastebėti, kaip jam norisi likti judesy. Mintis nori plaukti. Tokia yra proto prigimtis. Senos programos. Tokia yra jo paskirtis. Jis kompulsyviai ieško už ko užsikabinti, laikytis už kažko. O praktika yra paprasta. Kai jauti, kad mintis užstringa, stebėk ją. Pripažink, kad ji yra. Gerbk ją, bet neleisk jai įsikibti į tave. Grąžink savo dėmesį į kvėpavimą ir daryk tai tiek kartų, kiek tau reikės. Ir būtent taip ši praktika tampa tylia drąsa susitikti su savimi, be ego, be prisirišimo prie rezultato, tik su nuolankumu pradėti vis iš naujo. Ir kiekvieną kartą, kai tame nuolankume tu renkiesi sugrįžti prie savo kvėpavimo, tu eini prieš savo programavimą. Kai tu tai kartoji vėl ir vėl, galiausiai vidinis dialogas pradeda lėtėti, tylėti. Ir tada pradeda kilti pojūčiai. Jie tampa labiau pastebimi, ryškesni. Jie tampa mūsų meditacija. Būdas pažinti save. Ši jogos nidros praktika yra skirta ugdyti savo vidinę pusiausvyrą, neutralumą ir priimti dalykus tokius, kokie jie yra. Atkreipk dėmesį, ar tu dabar jauti įtampą kur nors savo kūne. Galbūt protas nori kažką kritikuoti. Galbūt jauti pasipriešinimą. Pasitikrink save. Kokia yra tavo nuotaika? Kokia tavo energija? Ir iš tos energijos pakviesk pakilti savo sankalpą, savo intenciją. Tai gali būti tavo sankalpa, su kuria tu jau dirbi, arba naudok vieną iš tokių minčių. Aš paleidžiu šią dieną visiškoje ramybėje. Aš ilsiuosi žinojimą, kad padariau viską, ką galėjau, ir to pakanka. Aš esu pasiruošusi paleisti, kas buvo.
Pakartok savo sankalpą mintyse 3 kartus. O dabar sutelk dėmesį savo virš galvos. Leisk savo dėmesiui lėtai tekėti per galvą. Jaus, kaip jis liečia tavo kaktą, smilkinius, abi akis. Jausk, kaip jis leidžiasi per kaklą ir glosto abu tavo pečius. Tada jis lėtai nusileidžia žemyn abiem tavo rankom ir stabteli tavo delnuose. Pajausk savo dėmesio svorį tavo delnuose. Pajausk visus 10 savo pirštų. Pajausk pirštų galiukus. Pirštų galiukai. Tavo pirštų galiukai. Tavo dėmesys rankomis kyla aukštyn per alkūnes, pažastis į pečius. Užpildo tavo krūtinę, tavo širdis. Lėtai dėmesys leidžiasi į tavo skrandį. Užpildo pilvo ertmę, klubus. Su šiluma teka per tavo šlaunis, kelius, kulnus, į tavo pėdas. Kojų pirštų galiukus. Visi 10 kojų pirštų galiukų. Pajausk visą savo dešinę koją. Visą koją. Dešinį klubą. Dešinę liemens pusę. Pažastį. Dešinę ranką. Petį. Galvos pusę. Visą dešinę kūno pusę. Dabar pajausk savo kairę koją. Visą kairę koją. Kairę liemens pusę. Pažastį. Kairę ranką. Petį. Kairę galvos pusę. Visą kairę kūno pusę. Dabar vienu metu pajausk abi savo kūno pusės. Visą savo kūną. Pajausk jo svorį, jo sunkumą. Kaip jis spaudžia čiužinį. Sunkus kūnas. Sunkus kūnas. Dabar pajausk jo lengvumą. Jis besvoris. Lyg kažkas jį trauktų aukštyn ir lyg jis kiltų. Jis kabo ore,
lengvas, lengvas tavo kūnas. Dabar jis vėl sunkus. Sunkus. Pajausk. Dabar jis vėl lengvas. Lengvas, lyg neapsakoma jėga, kaip ukelį jį pakeltų aukštyn. Dabar paleisk savo svorio pojūtį kūne ir tiesiog būk neutralume. Neutralume. Jausk save. Įsivaizduok švelnų vakaro dangų virš savęs. Matyk raminančias jos spalvas. Rausvą, mėlyną, auksinį atspalvį. Matyk, kaip tu sėdi po tuo spalvotu dangumi, ramioje, tylioje erdvėje, apgaubta ramybės ir saugumo jausmo. Stebėk, kaip tavo diena eina pro šalį. Leisk jai atsiskleisti kaip švelniam filmui. Akimirkos. Akimirkos, kurios tave šiandien pradžiugino. Iššūkiai, kuriuos tu įveikiai. Pamokos, kurias tu išsineši šios dienos kelyje. Priimk viską. Be teisimo. Be vertinimo. Dabar yra tik sąmoningumas. Tik buvimas. Tu esi. Dabar įsivaizduok, kad rankose tu laikai žvaigždę. Matyk jos šviesą savo delnuose. Įsivaizduok, kad ant tos žvaigždės tu sudedi visą savo dieną. Visas dienos patirtis ir paleidi ją į dangų. Stebėk, kaip ši žvaigždė kyla vis aukščiau, vis lengviau, vis mažėja, mažėja, kol tampa mažytis šviečiantis taškelis ir visai pranyksta žvaigždynuose. Iš tamsos į paviršių pakviesk savo sankalpą. Aš paleidžiu šią dieną visiškoje ramybėje. Aš ilsiuosi žinodama, kad padariau viską, ką galėjau, ir to pakanka. Aš esu pasiruošusi paleisti, kas buvo. Dar kartą lėtai, giliai įkvėpk ir iškvėpdama paleisk visą likusią įtampą. Tu esi ramybėje. Tu esi pilnatvėje. Tu esi pasiruošusi poilsiui. Jei jau nusprendei miegoti nakčiai, leisk savo panirti į ramų, tylų miegą ir leisk miegui nešti tave per naktį.
Jeigu dar ne, leisk savo pajausti erdvę, kurioje esi. Išgirsk garsus šioje erdvėje, net jei tai yra tik tavo kvėpavimas. Išgirsk garsus už sienų ribų, be vertinimo, nebandydama nuspręsti, kas tai yra. Tiesiog išgirsk juos ir leisk būti. Ir kai jau būsi pasiruošusi, švelniai atmerk akis. Dėkoju tau. Dėkoju, kad šioje praktikoje buvai su manimi. Tikiuosi, kad tu jautiesi pailsėjusi, pamaitinusi savo sielą, meilę ir rūpesčių. Jeigu tau patiko ši praktika, spustelk patinka. Pakomentuok, kas tau patiko. Kokių praktikų norėtum daugiau. Galbūt pasidalink šiuo įrašu su kažkuo, kas tau yra svarbus. O jeigu nori pagilinti savo nidros praktiką, kviečiu tave sugrįžti prie šio įrašo. Ir linkiu tau rūpinti savimi kuo dažniau. Tiesiog, nes tu esi to verta. Ir atsimink, nesvarbu kokių iššūkių tau ši diena dovanojo. Ryt bus galimybė pradėti iš naujo. Gražiausias būdas baigti dieną yra su dėkinga širdimi.